Pirmą kartą spaudžiam, jungiasi pirma pavara, pirmas greitis, antrą kartą spaudžiam, antras greitis ir trečią kartą spaudžiam, trečias greitis. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas spaudžiam, išsijungia. Dabar surinksime kotą, rankeną prisuksime. Čia tikrai viskas labai paprasta, nereikia jokių ypatingų įrankių. Čia yra štai toks adapteris. Prijungti antrą koto dalį. Gerai reikia viską užspausti.